Kuminas pas mus pateko prieš metus laiko į prieglaudą, buvo rastas pakeliui partrenktas ir buvo iš karto gabenamas į vetkliniką. Jam buvo trūkę dubens kaulo raiščiai, kad buvo nervo paralyžius. Labai buvo sunku apskritai šuniui eiti, dėl to, kad koja jinai vilkdavosi paskui save. Ir atsiverdavo žaizdos ant pėdutės, ko pasekoje šuniukas ir nenorėdavo net eiti į lauką. Pats iš savęs jisai labai judraus būdo ir jam iš tikrųjų buvo labai sunku susigyventi su tuo. Kai gausim įtvarą, tai labai tikimės, kad gyvenimo kokybė pagerės. Sveiki. Sveiki. Be liūdnų istorijų nebūna džiaugsmingų. Būna sunkus pacientai ir reikia papildomų priemonių pagerinti jų gyvenimo kokybę. Kaip šito šuniuko. Iš tikrųjų tai jo ne pirmas įtvaras. Ir aš labai dėkingas kolegom iš Ukrainos, kurie man padėjo ir patarė. Ir atsiuntė prieš pusę metų jam pirmą įtvarą. Mes siuntėme tenais spaudos tokias gipsinės, pagamino ir tas gaminys paskatino mane jaunam kolegui daktarui Ernestui, kuris kaip tik jau baiginėjo ir gynėsi būtent iš biomechanikos veterinarijos, paskatinti jį rimčiau užsiimti praktinę linkme. Tai yra iš tiesų Lietuvoje naujiena. Pradžia prasideda nuo išmatavimo, paskui prototipo gaminimo ir paskui jau galutinio pačio įtvaro. Jis gaminamas iš specializuotos gumos mišinio arba priklausomai irgi nuo tam tikrų dalių gali būti ir plastiko irgi komponentai taip pat įtraukiami. Įtvaro paskirtis yra tokia, kad mes galim stabilizuoti visą gyvūno kūną, tai yra vienas svarbiausių dalykų. Nes pusiausvyra tokio gyvūno dažniausiai būna sutrikusi. Kenčia aplinkiniai sąnariai, kenčia aplinkiniai audiniai. Pasirodė, kaip tu jų. Mane džiugina ne tik tai, kad mūsų pacientas jau jį turi, bet tai, kad jisai pagamintas čia, mūsų specialisto savo lietuviško, kuris pasiruošė ir kuris padarė ir mokslą šitoj srity ir suteikė mums galimybę vietoj greitai padėti ir pagelbėti tokiem pacientam. Tokie įtvarai yra tik tai pradžia. Ir tokie ir kitokie įtvarai ateityje gali padėti traumuotiems gyvūnam. Pas mus daug idėjų su kolega ir implantai, kurie galėtų padėti mums atlikti tinkamai sudėtingos stuburo operacijos. Galėtų pakeisti ir, sakykime, dalį žandikaulio. Aišku, čia ne mes sugalvojom, tai sugalvojo medicina. Akivaizdu, kad šuniukui daug lengviau. Labai džiaugiuosi, kad galėsim nueiti didesnius atstumus ir džiaugtis miškais ir kelionėmis. O jis yra toks aktyvus, jisai nori eiti, jisai nori vaikščioti ir aš tikiuosi, kad ta gyvenimo kokybė jo tikrai pagerės, nes nežiūrint tai, kaip gyvūnas senas, bet jūs matot, koks jis energingas. O taip pat noriu priminti, kad šis šuniukas ieško savo šeimos ir jį galite rasti VŠI Tautmilės globa.